Daiva jau pradėjo, mes nebuvom susitarę, bet aš irgi manau, kad svarbiausias dalykas tai yra dialogas ir tai, kad paveldosaugos, aplinkosaugos ir šiuolaikinės architektūros specialistai pastaraisiais metais ypatingai polarizavosi, galbūt net ir išėjo viešą konfliktą, o dar kalbant apie neviešą. Tai manau, kad tas dialogas turėtų suartinti ir apskritai UNESCO pati organizacija, kaip žinia, yra siekianti taikos visomis įmanomomis priemonėmis ir aš manau, kad šitas seminaras šiuolaikinė architektūra ir viešasis interesas Kuršių nerijoje taip pat yra proga išsakyti UNESCO nuostatas apie šiuolaikinę architektūrą pasaulio paveldo kontekste, UNESCO pasaulio paveldo saugomose teritorijose. Ir žinoma, kad šiandien aš ir kalbėsiu būtent iš šios perspektyvos, iš pasaulinės perspektyvos, kaip Kuršių nerija atrodo, kaip jinai turėtų būti toliau tvarkoma, kokios yra nuostatos pasaulio paveldo centro naujos statybos arba šiuolaikinės architektūros požiūrio saugomose teritorijose, pasaulio paveldo teritorijose. Aš pradėsiu nuo pasaulio paveldo centro pasiūlyto projekto kiekvienai UNESCO pasaulio paveldo vietovei pasirengti valdymo planą. Kuršių nerijai taip pat yra pasiūlyta parengti bendrą valdymo planą drauge su Rusijos federacija. Ir žinoma, į tą nurodymą arba tą reikalavimą galima žiūrėti labai įvairiai ir mes irgi susidurėme ir matome, kad tos reakcijos yra labai įvairios ir iš valdininkijos pusės, ir iš administracinės pusės, ir iš specialistų pusės. Galima ir tai žiūrėti kaip kažkokį primestą, atsiskaitimą reikalaujantį dalyką, bet iš esmės kaip pats pasaulio centras, ICOMOS specialistai ir kiti ekspertai dėl ko inicijuoja šitą valdymo planą. Dėl to, kad tai yra visų pirma veikla nukreipta į vidinį arba į lokalų interesą. Visų pirma, žmonės, visuomenė, specialistai ir valdininkai veikiantis šitose teritorijose turi susitarti dėl bendros vizijos ir dėl bendros apsaugos ir tvarkymo organizavimo krypties. Tai yra būdas paskatinti šalis, kurios nesusikalba, interesus, kurie nesusikalba, galų gale sėsti už diskusijų stalo ir pasikalbėti. Dabar, kol to plano nėra, jis yra rengiamas ilgai, todėl kad tai išaiškėjo ir sudėtingi dalykai, bet diskutuojant su Rusijos federacija, mes matome, kad jie mato Kuršių nerijos vertybės šiek tiek kitaip negu Lietuvos pusė mato, tai irgi labai įdomu, tai iš vienos pusės mes galime ignoruoti ir sakyti, jie nesupranta, bet iš kitos pusės mes galime galvoti, kodėl jie taip mano ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Tačiau šiandien pagal galiojantį reglamentą mes, aišku, turime atsižvelgti ir Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, kuris buvo patvirtintas 12 metais ir kuris pristatomas kaip suderintas, nes jis parengtas jau atsižvelgiant į Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės aprašo nuostatas, į vizitavusių tarptautinių ekspertų rekomendacijas ir teigiama, kad tvarkymo plano ir Neringos savivaldybės ir jos dalių bendrojo plano projektų sprendiniai buvo preciziškai suderinti. Taigi, kodėl vyksta nesusikalbėjimas arba konfliktas ir kokia iš tiesų yra, sakykime, šiuolaikinės architektūros galimybės UNESCO saugomoje teritorijoje, paties UNESCO požiūriu arba tarptautinių patariamųjų organizacijų požiūriu. Tai, kad pastaruosius 20 metų diskutuojama šiuo klausimu, tai, kad verslas, vystytojai daro didelį spaudimą saugomose teritorijose, tai, kad keičiasi poreikiai, tai yra akivaizdu ir kad prie tų poreikių reikia prisiderinti. Šių diskusijų kulminaciją galima laikyti vienos memorandumą
2005 metais išleista, kurio pavadinimas taip ir skamba – Pasaulio paveldas ir šiuolaikinė architektūra. Kaip valdyti šiuos procesus istorinėme urbanistinėme kraštovaizdyje. Čia jūs matote du pavyzdžius iš pasaulio paveldo vietovių. Abu yra, kaip jau suprantate, UNESCO saugomi. Vienas būtų meno galerija Grace, Austrijoje, tai ta vadinamoji žvaigždžių architektūra arba stararchitektūra. Kai labai akivaizdaus ir aštraus kontrasto principų įvedamas į istorinį urbanistinį kontekstą naujos šiuolaikinės architektūros kūrinys. Ir taip pat matote kitą Maroke pavyzdį iš Ain Ben Hadou miesto, kuriame miesto plėtra vyksta tradicinėmis technologijomis ir iš tradicinių medžiagų ir praktiškai išlaiko tradicinės formas, bet tiesiog miestas toliau plečiasi. Kaip galite matyti iš tos tamsesnės naujos. Tai yra tas jau vizualinis integralumas miesto išlaikomas. Taigi du tokie principai gana kontrastingi, bet jie abu vyksta ir yra suderinti pasaulio paveldo vietovės. Taigi, 3 tokius punktus iš vienos memorandumo norėčiau pabrėžti, kurie parodys tas nuostatas, kokios egzistuoja. Visų pirma, kas laikoma šiuolaikinė architektūra? Žinoma, ne tik nauja statyba, bet visos planuotos intervencijos į istorinį urbanistinį kontekstą, taip pat ir priestatai, taip pat ir konversijos arba rekonstrukcijos. Antras dalykas yra labai svarbus, kad visas sprendimų priėmimas apie šiuolaikinę architektūrą tame istorinėme urbanistinėme kontekste, vis dėlto visi sprendimai yra priimami tariantis su ekspertais. Pats UNESCO pasaulio paveldo centre praktiškai niekada nepriima sprendimų nepasitarę su 3 pagrindinėmis patariamosiomis institucijomis, organizacijomis. Tai ICOMOS ir ICROM architektūrai ir IUCN gamtai. Ir kalbant apie etinius standartus, čia turbūt aktualiausias būtų išsireiškimas, tai kad tokiose teritorijose be jokios abejonės reikalaujama aukštos kokybės architektūros. Na ir kaip apibrėšime šitą dalyką? Žinoma, kad reikia jautriai reaguoti į aplinką ir panašius dalykus, bet atskiriami 2 dalykai, kad vis dėlto kalbame, jeigu norime dėti apribojimus, dažniausiai apie turinį erdvinį planavimą, bet ne apie stilių. Nes skonis yra subjektyvus, o tokios kokybinės savybės, kurios gali būti pamatuojamos ir yra fiksuojamos kaip aukščio, tūrio ribos, medžiagų naudojamas arba panašus dalykai. Taigi, iš esmės matome, kad pasaulinės organizacijos, pasaulinės patariamosios organizacijos, tiek ir pati UNESCO, nėra griežtai nusistačiusi arba nėra išeliminavusi naujos arba šiuolaikinės architektūros egzistavimo arba prielaidų ją egzistuoti istorinėje ar urbanistinėje saugoma aplinkoje. Todėl pažiūrėkime į keletą punktų, šitam pasitelkiau Agilos atvejį, tą nesėkmės analizę, pažiūrėti, kodėl taip atsitiko, nes tarsi viskas lyg ir galėtų būti įmanoma ir galėtų būti suderinama. Na, žinoma, pačia didžiausia bėda, matyt, reikėtų laikyti netinkamas sąlygas, nes klystkeliais, matyt, nuvedė konkurso sąlygos netinkamai suformuluotos. Galima netgi sakyti, kad ignoruojant visas įmanomas pasaulio paveldo apsaugos ir darnaus vystymosi nuostatas. Čia pasirenkime tokius 3 punktus. Vis dėlto, aš ne veltui pradėjau pranešimą nuo to bendrojo valdymo plano ir bendros vizijos. Ar yra sutarta, kokią viziją ateities Kuršių Nerijos norime matyti? Ir ar iš tiesų tas interesas yra bendras, ar interesai sutampa? Nes vieningos vizijos nebuvimas arba skirtingų vizijų susidūrimas matyti ir lėmė patį užsakymą, nes mes matome, kad čia susiduria tas druskininkų kelias, kuriuo labai žavisi daugelis Lietuvos merų ir savivaldybių, tokios aktyvios plėtros, sėkmės finansinės, ekonominės augimo.
prieš tausojamo naudojimo kelią, plėtros ribojimą, kuris tarsi ir būtų būdingas arba atrodytų, kad tai yra bendras interesas kuršių nerijai. Antras dalykas, tai kad ta plėtra arba tas užsakymas, nurodymai, kokio dydžio salė, kokio dydžio erdvės turėtų būti suprojektuotos, ar jos buvo paremtos moksliniais tyrimais, ar vizija, ar paskaičiavimais, nes UNESCO visuomet skatina moksliniais tyrimais paremtą strateginį planavimą. Be to, visiems stambiems objektams saugomoje pasaulio paveldo teritorijoje būtina atlikti standartinę procedūrą, poveikio paveldui analizę. Ir taip pat matosi iš to komisijos sudėties, kad joje pamiršti paveldo reikalavimai. Vertinimo komisija nebuvo kraštovaizdžio, kultūrinio kraštovaizdžio, paveldo specialistų. Aš, kaip sakiau, su patariamosiomis organizacijomis būtina tartis. Antra problema ryškėja, kai kalbame, ar vis dėlto yra vieningas požiūris į šiuolaikinę architektūrą ir naują statybą kuršių nerijoje. Nes esminė kultūrinio kraštovaizdžio savybė naujus objektus planuojant yra kompleksinis teritorijos planavimas. Čia cituoju vėlgi iš vienos memorandumo, kad svarbiausia yra vis dėlto vieta architektūroje, kuri priešingai nei atskirų objektų projektavimas, pavienių objektų. Ir todėl čia buvo ignoruojamas netgi Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano punktas, kuriame reglamentuota, kad reikia atlikti viso teritorinio komplekso, ne pavienio sklypo detalaus planavimo darbus. Tai yra parengti Nidos centrinės dalies detalųjį planą. Vėl kalbame apie erdvinę planinę struktūrą, apie tūrius, aukštingumą, ne apie